Tai mano pirmasis video, kuriame noriu papasakoti apie ką tik buvusią jaunatį, kuri įvyko spalio 25 dieną 00:57 ir Vilniuje kilo tuo metu liūto ženklas, 18 liūto laipsnis. Saulė buvo liūto valdovė, Saulė pirmajame Skorpiono laipsnyje, kuris Sabijos simboliuose siejamas su turistų pilnu autobusu. Ir kaip ir visada, per kiekvieną jaunatį Sabijos simbolis, kuriame įvyksta Mėnulio ir Saulės susijungimas, tarsi spiruoklė išsiskleidžia ir mėnesio laikotarpį vienaip ar kitaip mes susidurėm su to simbolio reikšmėmis. Kaip galim susidurti su šiuo simboliu? Vieniems galbūt bus užsienio kelionių, kitiems galbūt irgi daugiau dėmesio pritrauks užsienio kelionės, tiek jų pačių, tiek gal kitų. Kažkam galbūt tai bus kelionės užsienio, tai sąmonės plėtra per knygas, per kitų kultūrų pažinimą, gali būti ir taip, o kai kam greičiausiai vidiniai erdvėj gali išsiskleisti galimybė pabūti pačiam savo gyvenimo turistu, apžvelgti savo gyvenimą tarsi kaip turistui ir pamatyti, kągi mes sukūrėm, ką mes kūrėm, tuos šedevrus. Ir taip, gali būti ir taip, gal kai kam ir šedevrai. Taip pat galim, kaip turistai dažnai turi, žemėlapius. Galim pasižiūrėti, kur mes norim nukeliauti, būti turistai su žemėlapiais. Galime maršrutus nusibraižyti. Jeigu mums nelabai įdomi ekskursija, mes renkamės kitą maršrutą. Taip ir gyvenimuose. Gyvenimas yra kūryba. Dangus su Sabijos simboliais jau per keletą metų mano patirties labai gražiai atspindi tai, kas vyksta. Tiek mano viduje, tiek aplinkoje. Jeigu mano viduje galbūt tie laipsniai astrologiniai tokios didelės įtakos tuo metu nedaro kažkuria mėnesį, tiesiog nesiformuoja kažkokie stiprus aspektai, tai aš labai puikiai savo kasdienoj susiduriu su kitų gyvenimu, tomis temomis tų simbolių. Taigi, žiūrėkime, kaip įsiskleis ir būkime budrus, nes spalio mėnuo iš vis buvo labai stiprus užtemimais. Tiek spalio 8 dieną Mėnulio užtemimas, dabar 25 dieną jaunatis su Saulės užtemimu, taip pat retrogradinis Merkurijus mums suteikė tiek daug galimybių ir pamatyti mūsų kūrybos rezultatų, ankstesnės kūrybos, nes retrogradinis Merkurijus jis atbulas, informacija sugrįžo, leisdama apžvelgti ir pasižiūrėti, kas vyko. Dabar jau nuo sekmadienio, nuo 25 dienos, jau jisai vėl pradėjo tiesiogiai judėti. Jau dabar lengviau bus informacija, jau galim tiesiog peržvelgę tai, ką reikėjo, jau iš naujo kurti ir pamatyti, kaip ta mūsų kūryba skleidžiasi. Tai kągi, ačiū, kad žiūrėjote, ruošiuosi ir daugiau tokių video apie ateinančius astrologinius įvykius padaryti, įrašyti. Ir ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo.